Jei universitete turi kelis sunkius dalykus ir galvoji, kaip viską suspėti, tai šis video kaip tik tau. Aš asmeniškai visus studijų metus sugebėjau palaikyti 9-10 vidurkį visų dalykų ir kartu dar sugebėjau šalia dirbti, sportuoti, šokti ir keliauti. Ir štai mano top 3 geriausi patarimai. Pirmiausia, siūlyčiau peržvelgti visą mokymosi medžiagą prieš pat pamoką, kad pamokos metu galima būtų aktyviai klausytis mokytojo, o ne tiesiog sėdėti ir viską užsirašinėti, nesuspėti ir galiausiai nieko neįsiminti. Taip pat naudok aktyvų mokymąsi. Aš tam naudoju Astra.ai programėlę ir aktyviam mokymuisi naudoju mokymosi korteles. Taip pat galima čia daryti testus. Mokymosi kortelės atrodo taip, yra klausimas ir atsakymas ir tiesiog keliauji taip ir mokaisi, tai tiesiog staupai laiko. Ir trečias patarimas būtų prieš pat atsiskaitimus pasidaryti trumpas santraukas, iš ko rašysi, kad neturėti begalę užrašų ir būti pasimetus tuose lapuose, o geriau visą medžiagą įkelti čia. Ir Astra.ai gali sutraukti visą tavo svarbiausią medžiagą per kelias sekundės, pasiskaitai ir tu esi pasiruošęs keliauti į atsiskaitimą. Jei nori antros dalies, parašyk komentaruose.